Aš esu Deimantė Bulbenkaitė ir esu mados žurnalistė. Iš tiesų, mada susidomėjau visiškai netikėtai ir neplanuotai. Man buvo 13 metų, pradėjau domėtis, keletą mėnesių intensyviai skaičiau mokyklos bibliotekoje ir namie internete viską, ką galėjau rasti apie madą. Ir kai man buvo 14, tai jau maždaug po metų, nusprendžiau įkurti pirmą lietuvišką mados tinklaraštį, kurį pavadinau Spintos guru. Keletą pirmų metų tinklaraštį rašiau anonimiškai, dėl to, kad galvojau, jog niekas neskaitys, ką rašo paaugliai iš Klaipėdos. Ir galvojau, kad kai pagaliau prisipažinsiu, su tuo mano mados karjera ir pasibaigs, bet iš tiesų įvyko priešingai. Būdama 16, išėjau iš Spintos, pun intended, ir tada sulaukiau tikrai labai nemažai dėmesio ir kas yra smagiausia, darbo pasiūlymų. Ir nuo 16 pradėjau rašyti į žurnalus bei portalus ir tai prasidėjo mano žurnalistinė karjera. Taip, žinau, kad nepotizmas yra toks reiškinys, kai į darbo vietą arba į kokią nors kitą svarbią poziciją yra priimamas žmogus vien tik dėl savo giminystės arba kitokių ryšių, tačiau nebūtinai dėl to, kad kažką sugeba arba moka geriau. Manau, turėtume mažiau galvoti apie tai, kaip viskas atrodo ir daugiau žiūrėti, kaip viskas veikia ir kas ką dirba. Manau, kad kiekvieno žmogaus darbai turi kalbėti patys už save ir turime žiūrėti realius pasiekimus, o ne į tai vis tik kokią pavardę turime arba iš kur esame kilę.